Drabužių statusui išreikšti žmonės pradėjo naudoti gan seniai, tačiau savoka power dressing, lietuviškai tikriausiai būtų galios apranga, iš tikrųjų atsirado tik 9-ame dešimtmetyje, kai moteris pradėjo siekti to, ko anksčiau siekdavo tik vyrai. Daugelis esame matę ekstremaliai išdidintus tų laikų drabužių pečius ir tikriausiai net nesusimąstėme apie jų reikšmę. O jie vaidino išties svarbų vaidmenį palaikant moteris vyrų dominuojamoje sferoje. 97 metais tyrimai parodė, kad dideli pečiai yra siejami su vyriškumu ir koreliuoja su testosterono kiekiu, kurį žmogus turi. Taigi apranga su dideliais pečiais tapo populiaria tarp verslo pasaulyje esančių moterų. Tikėtina, kad sukurdami vyriškesnės figūros iliuziją, jie padėjo skintis kelią į sėkmę. Šiais laikais atrodyti vyriškiau, norint pasiekti sėkmės versle, tikrai nebereikia, tačiau geros konstrukcijos švarkas su tvirtais pečiais vis dar yra laikoma solidžia stiliaus detale. O formali apranga, kalbant apie pirmąjį įspūdį, vis dar yra galios aprangos piramidės viršūnėje. Savo 1975 metais išleistoje knygoje Dress for Success arba Renkis sėkmei, autorius John T. Molloy teigia, kad oficiali apranga yra tai, pagal ką dauguma žmonių sprendžia apie dėvėtojo statusą, charakterį ir sugebėjimus. Formalus drabužis tai pagrindinis valdžios simbolis. Tačiau tai dar ne viskas. Tyrėjai išsiaiškino, kad pagal užsakymą pagaminto kostiumo dėvėjimas gali drastiškai pakeisti požiūrį į žmogų ir paskatinti laikyti jį labiau pasitikinčiu savimi, sėkmingesniu, lankstesniu ir daugiau uždirbančiu. Kadangi yra tikima, jog pagal užsakymą pagamintus kostiumus dėvinti žmonės paprastai turi daugiau finansinės galios. Tai čia atsiranda toks halo effect arba aureolės efektas. Aureolės efektas yra prielaida, kad vienas geras dalykas apie žmogų rodo, kad jis turi ir daug kitų teigiamų savybių. Šiuo atveju maža individualaus kostiumo detalė iškomunikuoja turtą. O tai leidžia susidaryti nuomonę, kad žmogus turi ir kitų teigiamų savybių, atvedusių jį iki manomo statuso. Ir net nesvarbu, kad trūksta įrodymų patvirtinančių tokią prielaidą. Panašu, kad drabužių tinkamumas yra toks pats svarbus kaip ir aprangos stilius, kai kalbama apie pirmąjį įspūdį. Pagal užsakymą pagaminti kostiumai, kai kuriems gali būti neįkandami. Ypač jei gyvenimo būdas nereikalauja reguliariai rengtis oficialiai. Todėl apsipirkus visada galima apsilankyti pas siuvėją ir pritaikyti drabužius pagal savo kūno linijas. Taip apranga atrodys, lyg būtų pagaminta pagal išmatavimus. Taip pat į savo galios aprangą nereikėtų vengti įtraukti savo asmenybę ir unikalų skonį atitinkančių elementų ar spalvų. Kitas įdomus aspektas, kalbant apie galios aprangą, yra prabangos prekės. Tyrimai rodo, kad žmonės yra nuolaidesni ir paklusnesni, kai susiduria su žmonėmis dėvinčiais prabangius drabužius ar aksesuarus. Kažką prabangiu daro tai, kad jis yra labai geidžiamas, puikios kokybės ir galbūt sunkiai prieinamas. O žmonės dažnai įkūnija bruožus, kuriuos jie sieja su savo drabužiais. Tai todėl taip ir yra, kad žmonės gali susidaryti palankesnį įspūdį apie tuos, kurie dėvi prabangą, nes atrodo, kad jie tarsi įkūnija tą prabangos jausmą ir sukuria savo pranašumą. Jei savo spintoje turite prabangos prekių, puiku, galite jas derinti su kitomis, nebūtinai prabangiomis aprangos detalėmis ir taip susikurti subalansuotą stilių. Pabaigai aukštakulniai. Jie taip pat turi tendenciją sukurti galios jausmą, nes su jais mūsų eisena pasikeičia, įgauna stiprybės ir pasitikėjimo savimi. Jos dėvėdami atrodome aukštesni, o žmonės linkę ūgį sieti su autoritetu. Kadangi mada veikia keliomis kryptimis, galios apranga ne tik išreiškia, bet taip pat ir suteikia galią. Kostiumo dėvėjimas gali padėti mums geriau susikaupti, geriau valdyti laiką ir įsijungti ambicingo tikslų siekimo režimą. O prabangos prekės gali suteikti motyvacijos vesti atitinkamą gyvenimo būdą.